Dizel mi, mazotlu mu? Benzin. Benzin, Pompa. Pompa. Benzin. Sen ne alıyorsun da gidiyorsun Yeah, buradan? benzin. Vitamin de vitamin. Yes. Vitamin. Diyorsun ya, karardı ya, uyku. I have tent. Çadır. Camping, yes. Ha. Yes. Bye. Apklausinėjo, kur čia kaip važiuoju. Šitas žmogelis labai susidomėjęs buvo. Šitas. Uğratıyoruz, bay bay. Bye. Taigi labas rytas. Paskutinis rytas, kai sveikinuosi su jumis, turbūt. Nes šiandieną jau planuoju pasiekti Stambulą. Būtent, čia kokie 30 km iki Stambulo. Išvažiuosiu sekmadienį, ne taip anksti kaip norėjau, bet vis tiek, sekmadienio rytas manau, kad tiek daug mašinų nebus. Tai išgersim kavytės ir po biškį judėsim link Stambulo. Turiu savo rytmetinės kavytės jau. Neatsimenu, kada už kavą mokėjau 4 eurus, beveik 4 eurus. Jaučiu, mokėjau. Suvestai suknelę varė, vos nepaslydau mergina, nes čia labai slidžios tos plytelės yra. Aš irgi vos nepaslydau, važiuodamas dviračiu norėjau su kojas remti, taip koja. Grįžtam į vakarinį chaosą, kurį vakar palikau. Vėl pagrindinę gatvę varau. Nes kitaip neina pravažiuoti to tilto. Tai eismas čia vis tiek yra belenkaus. Matot, kaip lekia visi. Gal biškį mažesnis. Jo, žymiai mažesnis. Pažiūrėkit, kiek čia juostų yra. Čia 3 ir čia 3 dabar. Na va, pravedė mane dabar per rainiuką kažkokį. Iš to pagrindinio kelio išvarė, sako, tau ten ne vieta. Gerai atrodo. Važiuojam per pliažą, man rodos čia. Bet įdomiai, jie atvaro į pliažą su palapinėm. O jie ten miega, ar čia tiesiog šiaip, nežinau, kad privati zona būtų kur persirengti, ar kaip? Kodėl? Nuo saulės palapinė tikrai nepasislėpsi, nes ten žiauriai karšta būna. O! Kaip fainai dabar vedžioja mane GPS po tokius rajonus. O čia žiūrėkit, koks kurortinis jo toks pliažas. Bet ne vieno žmogaus. Gerai. Čia apleistas ar dar neatsidaręs, bet čia toks privatus matosi. Ne vieno neįleidžia. Tikrai taip lengvai neleis dar užbaigti šios zonos ir viso mano
žygio po Europą, dar visgi reikės važiuoti į tokį 3 juostų kelią. Apie 10 kilometrukų. Važiuoju. Čia turiu kelkraštį bent jau. Kuo arčiau Stambulo artėju centro, o tokių griuvėsių, tokios sienos yra. Ar čia yra Konstantinopolio liekanos likusios? Gali būt. Tie tokie sienos apsauginės. Aišku, kažkur jos apstatytos jau, apaugusios žolėm kitur. Bet spėju, kad čia iš tų laikų dar. Kaip žinote, buvo Stambulas kažkada Konstantinopolis. Tik po to, kai užkariavo Osmanai, Konstantinopolį jį pavertė savo miestu, viską perdarė, perstatė. Bet kai jau jį užkariavus, jau buvo labai apleistas, kiek domėjausi, nes daugelį metų jau buvo tas miestas tokiu kaip apsupti gyveno, tai daug gyventojų išsikėlė. Badas, skurdas buvo visame mieste, tai galim sakyti, netgi Osmanai, kai jį užkariavo, po to netgi atstatė ir sutvarkė. McDonald's įsikūręs čia. Čia vienas iš keltų į azijinę dalį Stambulo. Na, pasirodo, ne iš šito kelto reikės man keltis. Reikės dar biškį pavažiuoti 5 kilometrukus, tai pakeliu dar aš sustosiu ir užbaigsiu savo kelionę, nes pačiu ten visai gerų yra vietų. Žmogus žvejoja, o kitoj pusėje matosi jau Azija. Jis žvejoja Europoje dar, europiniai daly. O ten toliau yra Azija. O ten yra objektai, kurių šiandieną dar neapžiūrinėsiu. Apžiūrinėsim su Kristina kartu, kai atvažiuos. Paliekam jos dar už kelių dienų. Taigi, noriu užbaigti savo kelionę, esu Stambulėje, čia jau 100%. Tenai, matote, yra azijinė Stambulo dalis, o šitoj pusėje dar biškį matosi europinės ir ten yra toksai tiltas, kuris jungia šias dvi dalis. Deja, man su dviračiu tenai negalima važiuoti, aš tik su keltu galiu. Tai šiandieną įrimsiu keltą į kitą pusę, o čia noriu užbaigti savo kelionę. Kelionė per Europą, per 12 valstybių ir buvo nuvažiuota šiandien, dar paskaičiavau, apie 6200 km. Dar galime būtų pridėti kokį 1-200 km, nes mano GPS-as nugrybaudavo kartais ir pats nugrybaudavo, nes nejungdavau GPS-ų. Tai va, baigėm savo kelionę. Šios kelionės metu tikrai patyriau ir daug įdomių pojūčių buvo, ir daug nusivylimų, ir daug vargo, ir daug purvo, ir daug džiaugsmo, ir daug laimės, ir ašarų. Visko buvo. Tai buvo viena iš nuostabiausių mano gyvenimo kelionių, aišku, ir tikrai nesigailiu. Dabar tiesiog laukiu Kristinos, kol jinai čia atvažiuos. Čia praleisime kelias puikias dienas. O per
tas kelias dienas, kol aš laukiu Kristinos, noriu atsigauti, pailsėti. Per nepilnai 3 mėnesius neturėjau didesnio poilsio, ilgesnio poilsio negu 2 dienas. Pasiimdavau tik po 1 dieną poilsį. Tai dabar bus turbūt organizmui ir keista šiek tiek ir naudinga iš tikrųjų. Gal pasiimsiu ir turkišką pirtį hamamą, kad biškiuką mane išmasažuotų, išplautų visą. O šiaip miegosiu, ilsėsiuos, valgysiu daug ir lauksiu Kristinos dabar. Tai gal simboliškai reikėtų pakelti tą dviratį, jeigu aš jį pakelsiu. Dar yra tų jėgų. Per 3 mėnesius dar ne vien tik tai kojytės dirbo. Taigi, ate. Iki sekančių kartų.